yra žaliosios medinės gyvatės metais, tai turim ir gyvatės faktūrą, ir medžio spalvą. Tai aš tikiu, kad jūs išsirinksite tą, kuri jums labiausiai tinka. Tai pažiūrėkime, kas yra planuokis viduje. Taip, pirmas dalykas yra 2 juostelės, taip, kad būtų patogu ir jūs galėtumėte pasižymėti ties savo tikslais ar ties savo savaitės dienomis. Nuo ko prasideda planuokis, pažiūrėkit, koks popierius nuostabiausias, tai yra jūs rašot savo vardą pavardę, kad nepamestumėte ir žinotumėte, kad čia jūsų planuokis, tai yra apie ką jums yra planuokis, kaip sudėliota struktūra, jūs galite užsirašyti labiausiai motyvuojančią frazę ir žinoma sekti mus Instagrame, Facebook'e ir užeiti į planuokis puslapį. Taip pat yra labai detali instrukcija su pavyzdžiais, kaip jūs galite ir turite, rekomenduojame mes jums pildyti planuokis knygą. Tai tikrai, jeigu įdėmiai perskaitysite, jūs viską rasite ir žinosite. Ir nuo ko prasideda, tai pirmiausia prasideda nuo praėjusių metų apžvalgos. Tai yra klausimai, kurie yra labai svarbus tam, kad jūs atliktumėte savo vidinę inventorizaciją ir galėtumėte savo reziumuoti, kokie buvo praėję metai. Tada keliaujame į kitą lapą, tai yra jūsų svajonių gyvenimas, kuris yra skirtas arba išsirašymui, arba išsipiešimui, arba koliažui, kaip pasirinksit kokį metodą. Tai reiškia, tai čia jūs surašote, suklijuojate savo svajones ir vėlgi turite viską būtent planavimo knygoje. Ir atsiverčiam dar vieną lapą, tai yra mes išskiriam. Taip, yra didieji tikslai, tai yra gyvenimo tikslai ir čia yra išskirtos 9 kategorijos, tam, kad jūs neužmirštumėte, kad yra vien tik tai darbas, o yra ir aš, ir mano charakteris, yra sveikata, sportas, asmeninis augimas, partnerystė, šeima, namai, laisvalaikis, poilsis, draugai, socialinis gyvenimas, finansai ir darbas ir karjera, tik 1/9 viso to, ką šiaip jūs esate įpratę planuoti. Ir taip pat yra tie trumpieji tikslai, tai yra metų tikslai, kurie veda link didžiųjų jūsų tikslų. Toliau turim svajonių tikslų žemėlapį, tai taip dar yra viena metodika, kuri aprašyta naudojimosi instrukcijoje, kur jūs išsikeliate savo 3 mėnesių tikslus, metų tikslus, čia jau naudojate mind mappingą, 5 metų ir gyvenimo tikslus ir tada išsirinkdami iš čia svarbiausius, dedate į kitą rutuliuką ir išsidėliojate, kokius veiksmus jums reikia daryti tam, kad jūs pradėtumėte judėti link šito savo tikslo. Ir čia taip pat yra rutuliukų padėta kitiems dar tikslams išsigryninti. Labai svarbus puslapis, tai yra metų kalendorius ir dar 1 metų kalendorius, kad jūs matytumėt bendrą vaizdą, taip matytumėt ir galėtumėt planuoti 2 metus realiai į priekį. Ir mano asmeniškai labiausiai mėgstamas atvartas, tai yra metų kalendorius. Nes šitame metų kalendoriuje aš galiu labai aiškiai matyti, kada yra kokia kelionė, kada yra seminaras, kada kažkoks svarbus susitikimas, gimtadienis, šeimos susitikimas, šventės, atostogos ir taip toliau. Ir man atsivertus ir kai aš jau susižymiu šitą kalendorių, man labai aišku mano intensyvumas, kur aš būsiu, ką darysiu. Taip? Ir toks pats yra pirmam pusmečiui 2026 metams. Įpročių vedlys. Svarbus momentas tai, kad mes turime formuotis įpročius. Čia nėra parašyta daug įpročių. Dėl ko? Todėl, kad vienu metu mes galime keisti maksimum 2 įpročius. Ir čia jums rekomenduojame įsirašyti 1 įprotį ir žymėti, kiek dienų iš eilės jūs jį padarėte. Čia iš viso yra 45 dienos, tai realiai jums užtektų vienam įpročiui 2 burbuliukų. Arba jeigu imate 2 įpročius, ten pavyzdžiui miegas ir sportas, toliau vėl miegas ir sportas. Ar nepakartojate, nes vienam įpročiui tam, kad jį įdiegti, reikia minimum 90 dienų. Tai čia tiesiog paukščiuojate, ar užsižymite, ar užspalvinate, kiek jūs dienų iš eilės atlikote tą įprotį, nes įpročio formavime svarbu nuoseklumas. Kągi, prieinam prie mėnesio planavimo. Čia atvarte jūs matote visą mėnesį, taip? Matote, kokios yra svarbios dienos, kad čia naujieji metai, matote, kada koks menulis irgi, kam svarbu, galite užsirašyti. Tai yra bendrinis dalykas, kur jūs į langelius įsirašote svarbiausius dalykus. Tai, ką turite būti. Gal tai bus kelionė, gal tai bus susitikimas, gal bus 3 kažkokie tai punktai, kurie taip pat telpa į šitos kvadračiukus. Taip pat yra vieta užrašams, kas svarbu tą mėnesį atlikti. Šitas puslapis taip pat yra labai svarbus, nes čia yra mėnesio prioritetai ir mes išskiriame ne tik darbo ir mokslo tikslus, bet ir asmeninius. Ir asmeniniai eina
priekyje, nes asmeninis gyvenimas visada yra svarbiau negu darbas. Teisingai? Jumsgi visi pasakysit, kad šeima yra svarbiau negu darbas. Ir prioritetų taip pat nėra daug tam, kad jūs laikytumėt fokusą, nes jau turėti per mėnesį 8 prioritetus, tai yra tikrai pakankamai daug. Taip pat toliau yra jūsų užduotis ir tikslai, kuriuos jūs turite mėnesiui. Ir pagal čia šitą sistemą jūs galite išsirašyti svarbus ir neskubus tikslai, tiek asmeniniai, tiek darbo, svarbus ir skubus, tai tokie degantis tikslai, asmeniniai ir darbo, ir nesvarbus ir neskubus. Tai esmė, kai jūs sąžiningai užsipildote šitą lapą, labai aišku, kurių darbų nedaryti. Tai reiškia, tie, kas yra nesvarbus ir neskubus, jūs juos užbraukėte ir paliekate ramybei ir pradedate planavimą nuo tų, kurie yra svarbus ir neskubus. Nes jeigu jūs visada dirbsite tik su svarbiais ir skubiais, jūs niekada nepadarysite svarbių ir neskubių. Ir tada šitą lapą pradedate kelti į savaitę. Taip? Čia taip pat yra asmeninės užduotis ir darbo užduotis, kurios yra būtent kam pirmiausia svarbios, toliau skubios ir yra svarbios skubios, kad jūs visada žinotumėte, kas jūsų gyvenime yra svarbu, o kas yra skubu. Ir tai čia yra svarbus neskubus, svarbus skubus. Taip? Ir čia lygiai taip pat. Diena prasideda nuo 6 val. Ryto iki pat 10 val. Vakaro, nes aš labai rekomenduoju ir labai norėčiau, kad jūs visi jau pradėtumėte 10 val. Iš tiesų gulėti lovoje, miegoti ar skaityti knygas, o keltis 6-5 jūs jau kaip nustatote. Taip? Tai vietos rašyti yra, taip labiausiai rekomenduojama tiems, kas gali ir moka rašyti kodais, nes tada jūs galite labai gražiai su spalvomis pasižymėti blokais, kas jums yra svarbu. Čia matote savaitės siekis, dienos siekis, dienos siekis, dienos siekis. Tai yra savaitės siekis, tai yra pagrindinė savaitės darbas, veiksmas, tikslas, ką turite padaryti. Taip pat yra dienos siekiai, kas tą dieną yra pats svarbiausias dalykas. Galbūt pailsėti, galbūt pas gydytoją nuvažiuoti, galbūt pas vaiką šventėje apsilankyti, galbūt parašyti darbinį e-mailą, galbūt surengti susirinkimą, galbūt čia kažkokia tai bus šeimos pietus. Taip, taip pat visa tai yra tas siekis, yra būtent tam. Įkvepianti frazė, kad jūs prisimintumėte, kuri yra visada susijęta su savaitės užduotimi, kuri kviečia jūs sąmoningai eiti į šitą savaitę ir prisiminti, ką jūs galite padaryti, jeigu užmiršote. Taip pat yra labai svarbi skiltis, už ką dėkoju ir kuo galiu pasidžiaugti, tam, kad jūs lavintumėte savo sąmoningumą ir dėkingumą. Ir irgi punktais galite rašyti, už ką esate dėkingas. Tai jūs darote savo ir dėl savęs. Vanduo ir miegas taip pat yra labai geras dalykas ir primintukas tam, kad jūs prisimintumėt, kiek vandens reikia išgerti ir kiek valandų pasižymėti, kiek miegojote, nes pagal tai jūs galite fiksuoti paskui savo, kokia buvo jūsų dienos nuotaika kitą dieną, energija, produktyvumas. Nes lygiai taip pat vandens jūs čia galite rašyti, ar čia puslitris, ar čia stiklinė, jūs kiekvienas savo jau čia susidėliojate, bet esmė, žinodami, kiek jums reikia išgerti, jūs tiesiog savo žymite ir žaidžiate žaidimą. Taip, o kai žaidžiam žaidimą, mums tiesiog yra smagiau. Ir yra vieta užrašams ir idėjoms, tam, kad jūs galėtumėte pasižymėti tai, kas jums svarbu. Ir taip vyksta visas mėnesis, taip. Kas dalykas taip pat svarbus yra sausio mėnesio apžvalga, taip kaip ir kiekvieno mėnesio apžvalga. Tai yra, kas buvo įsimintiniausi dalykai jums už praėjusį mėnesį, kaip jūs save vertinate savo tiksluose, ką turėjote pasiekti ar kiek kam kreipėte dėmesio. Tai vėlgi yra labai geras savirefleksijos būdas, kad atkreipti, o galbūt aš buvau susifokusavęs tik į finansus ir nekreipiau į nieką kitą dėmesio. Galbūt aš buvau į asmeninį augimą ir sportą, bet pamiršau ir partnerystę, bet pamiršau darbus, pamiršau laisvalaikį, pamiršau kažkokius dalykus. Taip? Tai yra būtent savirefleksijai tam, kad jūs pradėtumėte balansuoti labiau savo gyvenimą ir kad jisai taptų harmoningesnis. Taip pat tai yra, kaip vertinu savo praėjusio mėnesio kokybę. Tai yra jums svarbus momentas įsivertinti save, neužbaigtai darbai, kuriuos neįgyvendinote, savo galite atsakyti, dėl ko to nepadarėte, kas didino, kas mažino jūsų produktyvumą, kaip trukdėte savo siekti savo tikslus ir svajonių ir už ką dėkojate savo šį mėnesį. Ir toliau įsipareigojimas savo 3 dalykai, kuriuos darysiu kitą mėnesį, konkretus veiksmai, taip, kuriuos vėlgi imate, peržvelgę šitą visą mėnesį, imate ir perdedate į kitą mėnesį. Tai kaip jau minėjau, yra pusmečio apžvalga, kurie eina po birželio mėnesio, tai yra toksai jau
didesnis ar ne savo savirefleksijos tokie puslapiai. Ir taip pat yra pasibaigus metams, yra metų apžvalga, kuri taip pat yra labai svarbi tam, kad jūs jau pasiruoštumėte naujiems metams, naujiems tikslams ir peržvelgtumėte, kas jums pavyko. Taip pat turime čia ir paprastų lapų, kuriuose galite rašyti, ir su langučiais lapų, tai yra vietos jūsų užrašams, mintims pasižymėti, tam, kad galėtumėte, jeigu neužtenka vietos paprastai, pasirašyti svarbiausius dalykus čia. Ir nuostabi kišenėlė jūsų paslaptims, pinigams, vokams ir kitokiems dalykams, čekiams, kas ką mėgsta kaupti. Dalykas toksai. Tai va, tai aš labai linkiu jums atrasti džiaugsmą planuojant ir suprasti, kad planavimas teikia daugiau laisvės.